Sveikučiai brangieji, prieš reisą einam pažiūrėti, kas dedasi Alytaus miesto rotušės aikštėje. Čia yra savivaldybė, o ten matome būsimą grožybę. Štai matome, kaip puošiasi mūsų gimtas miestas Alytus ir jo centras. Kaip jums šitie paukščiukai. Na ir jeigu kažkam čia rūpi mano nuomonė, tai aš pasakysiu, kad man nepatinka. Tiesiog kažko, nežinau, nebent dar kažką pridės, dar kažką paįvairins, girliandos susižips. Gal tamsiu paros metu jie atrodys visai gražiai. Štai paprastutė. Žaisliukai, šakos. Ji pastatyta ant geležinių rėmų. Tiesiog šakom apklota ir žaisliukais apkabinėta. Ir viskas. Paprastumo įsikūnijimas. Siurbtukas ir jisai man sugedo. Atėjau, radau nukritusį. Tai vienu žodžiu, viduj yra nušokusi spiralė. Kažkaip nes visai neprispaudžia. Čia biški tik tai va, nusifiksuoja. Toks lengvas. O turi stipriai prispaudžia, žinot. Labai aš juo džiaugiausi iš tikrųjų, bet gavosi kaip gavosi. Nieko amžino nėra. Na čia irgi toks vienas iš naujausių bajeriukų. Ant lango čia toks kalėdinis, senis susmegenis. Tiesiog pagyvins tą nuotaiką kalėdinę. Čia dar tokia va. Opa, opa. Va, policija važiuoja. Ai, greitoji čia. Čia važiuoju iš Vilniaus. -11. Normaliokas. Pilam degalus. Alytui, statetoje. Čia va kaina. Pas mus Alytui -8. Nu, va, matot, mane pasistabdė. Pasistabdė, patikrino, ar migrantų nevežu. Krovinį pažiūrėjo, dabar nuėjo dokumentus tikryti. Viskas gerai, be baimės. Iš Lazdijų važiuojant ant Augustovo. Čia irgi vadinamas yra Suvalčiznos kraštas, ar ne, kaip lenkai sako, tai irgi va, -11. Na, šiaip aš jums pasakysiu, kad kuras subrangęs Lenkijoje, dizelis 6,77. Nuo paskutinio mūsų važiavimo ten, jeigu buvo 6,44 ar kiek ten kažkas tokio, tai subrangę, zloto kursas nukritęs. Nieko gero Lenkijoje. Žiūrėkit Grajeve, kokia žiema. Ten buvo be sniego ir šaltukas, o čia -8 ir sniego pakankamai padrėbta. Nu, gražu, labai gražu. Tik taip biški kelias slidokas. Taip, kad laikysimės saugaus greičio. Varšuva. Varšava. Ir čia turim tik -4. Ačiū. Aš pasirinkau tokį variantą, kad vienu žodžiu, kaip įprastai, tai visada pravažiavęs Lenkiją stoju miegot, bet dabar pasirinkau taip, kad reiškiasi, pravažiavau greitai Lenkiją aš ir nulėkiau, užsipyliau degalų į Šviecko ir iš karto atvariau čia. Tai man dar pasisekė, nes nuo Šviecko iki šito nusukimo nebuvo nei vienos fūros.
Tai va įsukau, dabar į pagrindinį iššoksiu ir vėl antra juosta ir greitai prašoksiu aš Oderio tiltą ir pirmoji degalinėje tada stosiu ilgajam poilsiui. Nes aš manau, kad čia iki 5 ryto vėliausiai reikia atvažiuoti, dar gal. Nors fūrų, aišku, visada būna. Bet va tas, kad lengvesnės nuo nusukimų ir iš degalinių išvažiavimas, tai tikrai, kad... Nes 6 valandą vis tiek prasideda ir lengvųjų eismas, kadangi ir į darbus pradeda visi važinėti viską, tai manyčiau, kad iki 5 ryto yra geriausia atvažiuoti ir tada biškį mažiau problemų būna pravažiuoti, mažiau blogų emocijų. Na jo, autobusai, busai daugumoj. Va ir mikriukas vienas pastabdytas, o? Lenkas. Vieninteliai dalykai, kuriuos turiu, tai va dar šitie. Tai galima nors kamerą pritvirtyti ir kažkaip tai prieš kamerą pakalbėti. Aišku, galima rankoje laikydamam kalbėti, bet toks ir, kaip sakant, diskomfortas gaunasi. Gerai, kad tą gorilukę dar turėjau įsimetęs, šią įsimetą visada važiuodamas, tai skau kartais kaip vaikštai, tai biškai patogiau rankoje laikyti. Kuku. Sveikučiai, mano mėly draugai. Va, po nakvynės aš jau visos parkinge. Ką, šiaip oriukas neblogas, aišku, žiemutė, biškį pasidairom po parkingą. Kaip kurie medžiai dar turi lapus. Kaip jau ir ankstesniuose video, galite po video susirasti 2 funkcijas, kurios vadinasi ačiū ir narystės. Prie narysčių galite prisijungti ir mokėti kasmėnesinį mokestį 2,99 €, iš kurių man lieka 1,76 €. Ar tai daug ar mažai, spręskite patys. Va, dabar dėl tų komentatorių, ar ne, čia, kurie paskutiniu metu pakomentavo tokias, nu, nežinau, man tie komentarai tai tokie, sakykime, jie gal ir normalūs, bet kartu ir apgailėtini. Kadangi, nu, žmonės įsigando dėl 2 €, tai, nežinau, rašo, kad, oi, tipo, anksčiau čia buvo geras kanalas, galima buvo žiūrėti viską, o dabar gaunasi taip, kad paprašiau 2 € ir tai savo nuožiūrą. Noritegi, prievartos tame nėra, norite pervedat, norite nepervedat, o stebėti kanalą galite ir toliau. Bet jeigu jūs nusprendėte išeiti, žinokit, brangieji, nu, aš tikrai neverksiu, nemaldausiu ten, kad pasilikit ar ką, čia yra jūsų asmeninis reikalas ir, kaip sako, elkitės pagal, tiesiog savo nuožiūrą. Aš tik norėčiau labai ir tiems, kurie išeina, irgi jiems noriu padėkoti. Ir širdingai padėkoti, kadangi jūs buvot, padėjot ir augt kanalui, galbūt dar sugrįšit, gal persigalvosit ar ką, nežinau, visada lauksiu, vienu žodžiu, aš nekritikuosiu nei vieno, nesu toks žmogus, kad, žinot, tiesiog palieku jūsų adekvačiam, racionaliam protui spręsti patiems. Šiaip laikau kamerą rankoj ir šąla pirštai. Tai reiks lysti į mašiną ir pradėti važiuoti, nes numigta gera partija. Va. Gardi kava. Taip pat noriu padėkoti pirmajam narysčių prenumeratoriui. Getska.
Bent turėtų būti 8 žmonės, kad būtų galima išplėstinai naudotis tą narysčių funkciją. Nu, aš kažkada gal papasakosiu, nes jau tikrai nenoriu daugiau čia jūsų, kaip sakant, grūzinti ar ką, bet žinokit, aš turiu jums pateikti tą informaciją, kadangi jūs turit suprast, už ką jūs galbūt norėtumėte paremti kanalą, tiesiog koks reikalas ir kas jūsų laukia. O laukia tikrai jūsų įdomi medžiaga. Bet, kaip sakoma, norint pradėti keistis ir keisti pasaulį ar ką, tai visada reikia pradėti nuo savęs. Ir tikriausiai pradėsiu nuo savęs. Nuo savęs pažinsite mane truputį ir kituose amplua. Tai gerai, dabar juodas fonas. Ir bandykime pradėti kelionę per Vokietiją. O štai čia, gerbėmieji, man atrodo, kad mane truputį aplankė sėkmė. Man atrodo. Yra ši moneta, kas domisi truputį žino apie šią monetą. Jinai turi tam tikrų dalykų, dėl kurių yra jos vertė ženkliai didesnė negu 2 eurai. Ir štai tokių dalykėlių pas mane narystėse bus ne vienas ir ne 2. Čia štai turiu dar va tokį reikalą. Mini padidinimo stiklas, ar ne? Jis kelioninis toks labai patogus. Vienu žodžiu, tai man labai padeda įžvelgt, kaip kuriuose monetose tam tikrus dalykus. Čia štai dar viena. Na, GoPro kamera labai su fokusavimu tokių problemų turi, tai šartį netrauksiu, nes nieko iš vis nesimato. Giliau į Vokietiją darosi didesnė žiema. 0 laipsnių temperatūra. Na, tikrai toks niūrus važiavimas. Ir dabar taip iki pavasario važiuosim, kaip ir praeitais metais. Sniegai, pašalimai, rūkai, ledai ir taip toliau. Turim kamštuką. Metas sniegučio. Na ir gana tokiom didelėm snaigėm sninga. Fūros nusimetę gazus. Aš važiuoju 9.8. Nu, tikra žiema. Visada rinkitės saugų greitį. Neleistina, bet saugų. Mums čia iki Olandijos jau 100 kilometrų belikę. Ir va, pabaigoj Vokietijos čia uždrebė normaliai. Antra juosta niekas nei nevažiuoja. Čia mes ties ta vieta, kur gulintis policininkas. Jis labai kietas. Matot, kaip drebia? Kasasi ratai žiauriai. Nepalėksi. Pabaiga važiavimo tai tokia ekstremali gaunasi. Važiuojam į Olandus. Ten įsikraunam, apsisukam ir atgal į Vokietiją. Nežinau, aš važiuoju antrą juostą, niekas nevažiuoja, bet čia nėra taip jau labai blogai. Greitis tai čia 80 maksimum. O čia pirma juosta visi 7 važiuoja, nu tai kada čia nuvažiuosi? Nustojo snigt. Iš tikrųjų, tai biškį pasiilgęs aš tokio važiavimo. Man nežinau, galima sakyti, nuo jaunų dienų, kada susipažinau su vairu, tai visada patiko šlapios ir apsnigtos trasos. Beje, teises laikiausi 91 metais. Jau tikriausiai prasidėjo avarijos. Ir čia ką turim? Fūra su lengva. 2 lengvos ir fūra, ten gal susibučiavo, gali būt.
Čia sustoja. Nu jo, čia nieko keisto. Nieko keisto. Čia gal žmonės aplamai sustojo, nevažiuoja. Osnabruko kraštas. Tai čia, Drėbė. Drėbė čia. Trečiadienio vakarą. 29 lapkričio. Reinė. Reinė. Na ir štai legalizuotų pypkorių žemė. Olandiški naktiniai sliekai juokiasi iš vokiško žiemos. Kaina, jeigu pastebėjot, Šelo degalinė, kur pravažiavom, buvo dizelis 1,96. Labas rytas. Matot, koks aš dėdukas. Na ką, vieną krovinuką įsikroviau. Važiuojam į antrą. Šaltas šiaip rytas Olandijoje irgi. Aišku, anksti dar. Čia vietinio laiko 8 valandos. Oi, gersim, mes kavutę gersim. Komentarą man parašė Darius Grėbliūnas. Aš žinokit labai išsamei apie jūs, tie, kurie viešai mane prenumeruojate. Aš labai galiu daug info apie jūs pasiskaityti. Man YouTube suteikus tokią galimybę yra, taip kad aš pasižiūrau, ką jūs prenumeruojat. Štai pavyzdžiui, Darius Grėbliūnas, Darelio yra jo nikas tikriausiai. Man yra parašęs iš viso 13 komentarų. Atsakymus jisai mano širdelė irgi pažymėjo 8. Va tokio, žinokit, smulkmenos yra, bet tai įdomu yra pasiskaitinėti. Va, ir ką jisai man parašė? O jisai man parašė Sigi augink barzdą. Va, parašė tokį. Tai vienu žodžiu, Dariau, ačiū tau už pastebėjimą. Ir taip, aš nusprendžiau 3 mėnesius auginti barzdą. Reiškia, toks sutapimas geras. Žiemą paauginsim barzdą ir aš pažiūrėsiu, kaipgi aš atrodau, sakykim, ten po mėnesio, po 2. 51 metą nugyvenau. Niekada neauginau barzdos. Niekada. Nei ūsų, nei barzdos. Nežinau, man kažkaip tai, nelimpa tas dalykas. Bet dabar jau sulaukus tokio amžiaus, man atrodo, viskas limpa. Taip kad gerai, pabandysiu augyti 3 mėnesius barzdą, nesiskusiu. Jeigu labai jau bus ten kažkokia apsipešiojus ar ką, tai turiu superinę kirpėją, jinai padarys tuos dalykus. Ir vienu žodžiu pasižiūrėsim, kaip per visą žiemą. Kovo 1 mes ją drošim tikriausiai. Kovo 1, ar ne? Tai bus kalendorinė pavasario diena ir tikriausiai mes ją drošim. O dabar gruodį, sausį, vasarį auginkim. Mes Vokietijoj, mes Vokietijoj. Vokietija labiausiai biesina tai su savo remontais. Retas reiškinukas, va, saulutė. +3. Na ir ką situacija? Režimas įjungtas. Eilutė kaip ir tokia, kaip ir nėra, galima sakyti. Viskas dirba, busai pastabdyti. Taip, čia ką turim? Čia turim -7. Čia kažkas įvykia. Oho, kaip tikrina. Sulindę į bagažinę ir tikrina. Kaip jums rūkelis?
Va čia, matot šviesoj. Švies. Čia mes stosim, ir miegosim. Labą dieną. Štai šitas žmogeliukas irgi su jumis sveikinasi. Rūko nėra. Šaltuko -5. Man neliko vietos prie šviesoforo. Jau mes netoli lietuvėlės. Klausausi dabar radijos Lenkų važiuodamas, tai avarijų pilni keliai. Ypač ten, jeigu pradėsim nuo Varšuvos, tai Varšuvoje avarija. Paskui už Varšuvos, ten kur mes degalus pilamės, Viskitki yra toks miestelis. Ten kur Javėje degalinė važiuojam. Ten avarija, kamščiai baisiausi. Paskui važiuojant ant Vroclavo nusukimo, nuo Dvoikės jau kaip nusuki. Ten avarija, vilkikas ir kelios lengvos susidūrė. Toliau Poznanėj, ten avarija, vienu žodžiu. Važiavimas savaitgalinis tai bus nekoks vairuotojam. Gal dėl nesaugaus greičio, gal dėl slidumos, gal dėl ko. Nors, žino, tokiuose keliuose, per tokias keliones, kada važiuoji 1000 kilometrų, tai visko įvyksta ir norėtųsi sakyti, kad tai normalu, bet nesinori, kad tai būtų iš tikrųjų. Nesinori ir niekam linkėtų. Va, vairuotojai, būkit saugus. Rinkitės visada saugų greitį, neleistiną galbūt tam tikrais atvejais. Nemokau, tik tai tiesiog primenu ir rekomenduoju. Va, mūsų eglutė priešais, kur prieš išvažiuodami filmavom. Čia skambės mūsų reiso paskutiniai akordai. Tuoj paaiškinsiu viską. Va, mato tuos paštomatus. Va ten einu atsiimti siuntos. Vienu žodžiu toks prikoliukas. Vieną siuntą atidavė, kitos neatiduoda. Arba sumaišė PIN kodus, arba kas, reikės skambyti rytoj ir klaust. Vieną siuntą galėjau atsiimti, kitos nevelnio. Kaip eglutė mūsų. Graži va, visai, tamsių paros metu visai gražiai atrodo. Tai ką, brangieji, tariu sudie. Jeigu patiko, dėkit nykštuką, pakomentuokit. Ir iki susitikimų.